Tai susidėkit jau šitą pirmą, antrą, trečią. Nes dabar bandau dėti, bet jis nežiūri. Taigi labą dieną, labas vakaras visiems šiandieną susirinkusiems tėveliams ir artimiesiems mūsų krepšininkų. Pirmiausia, sveikinam visus su stovyklos pabaiga, su sėkminga pabaiga. Vaikai, tikrai jūs patobulėjote per šitas dienas ir mes jumis labai džiaugiamės. Tėveliai, jūs galite didžiuoti savo vaikais, todėl kad jie tikrai puikiai treniruojasi, tai kaip tikri profesionalai, nors yra dar tikrai maži. Šiandieną norėsime pradėti apdovanojimus ypatingai. Mes turime svečią ir iš fronto priprašėme, yra sukurta stovyklos daina. Taigi visi dabar paklausysime, išmoksite žodžius, tai kviečiame Gabiją. Stovykla, stovykla, mūsų krepšinio stovykla. Ar dainuosit kartu? Gerai. Ar pažįsti tu krepšinį, ar pažįsti tu krepšinį? Kamuolys kaip apelsinas, kamuolys kaip apelsinas. Stovykla, stovykla, mūsų krepšinio stovykla. Stovykla, stovykla, mūsų krepšinio stovykla. Prasibėkite krosiuką, prasibėkite krosiuką. Būk aikšteliai kaip vijurkas, būk aikšteliai kaip vijurkas. Stovykla, stovykla, mūsų krepšinio stovykla. Stovykla, stovykla, mūsų krepšinio stovykla. Tai tik tai aušra nušvinta, tai tik tai aušra nušvinta. Por pačios rasas užvinta, por pačios rasas užvinta. Stovykla, stovykla, mūsų krepšinio stovykla. Stovykla, stovykla, mūsų krepšinio stovykla. Mes dabar Kur pakartot vaikai? teiksime su poelgiu, Gabijai, sveikite. Aplojam garsiai! Dabar žinome dar, kad yra paruoštas numeris. Šiandieną pusę dienos repetavo mūsų šaunūs tėveliai ir paruošė taip pat sveikinimą savo vaikams. Muzikinį sveikinimą. Taigi kviečiame tėvelius į sceną. А не условия? Что соло варить?
Отостогав, як промовгав, іждикав, і здовігло, і зікрав. Віримо на нас навек, кітний знати вдвічі мча. Tėveliams, tokiems išradingiems ir linksmiems. Ačiū už sveikinimą. Na, o dabar Давай, Stojte, no!